kad nesutiksi savo meilės. Šiandien 6 diena. Kas darom? Šiandien varom į Punčelį, į Tropinį Garden. Tada lauks toksai Verde žygis. Ir tada mūsų 4 metų sukakties ir jaunaties proga keliausim vėl į savo mėgstamą restoraną. Mineralų muziejus. Sveiki atvykę į mano karalystę. Kažkaip kitų žmonių pilna jūsų karalystė. Vergai. Ką čia suvalgė dabar? Limpets vadinasi. Neįsivaizduoju lietuviškai, kaip tai yra. Tai kriauklelis. Reikėtų paguglinti. Bet tokios, čia nerealiai atrodo. Tokios grilintos midijos su sviestu ir česnaku. Ir čia duonelė nuostabi. Ir koks vaizdas. Iš suknelės į haikerės rūbus vėl. Pasikultūrinom parke ir dabar vėl iš žygį. Martynai, labas. Martynai, labas. Prieš srovę? Ai, matau. Gaila nenufilmavom, bet atgal nufilmuosiu, teko bristi. Kojos šlapios. Žinokit, jiem buvo tuo tuneliu. Ir ten apsemta iki kulniukų. Nu, šiandien toks tikras adventure. Naudojam headlights, kad praeiti. Sutinkam žmonių, pasislinki iš šono, praleidi. Kartais tave praleidžia, kartais tu praleidi. Ir žygiuoja, lieka apie 2 kilus. Visur tokius levadas bėga. Oh, shit. Ta prasme, aukštis. Mamytė. 900 metrų. Wow. Čia yra avataras. Atėjom į slaptą vietą. Einam. Iš tikrųjų, aš sakau visus slaptus vietas. Ar man čia nusimaudėt? Oh my god. Dėkit laiką, jeigu nusimaudėt. Laimingi. Nusimaudėjai tokiam šalti. Nusimaudžiau, vainikavau žygį. Čia nuskaitom. Šitas fainas, tik tais rūkas nieko nesimato. Bet čia pasiėjimas, purvas, viskas faina. O taip žygeiviai eina. Įveikė visas kliūtis. Šalta? Smegenis, žinau, kaip būna užšala smegenis. Nesuviniuok. Šiandien žygeiviai eina per purvus, lietų. Visi murzini, šlapi iki ausų. Tikrai šaunuolė Santa didžiuojasi. Jie šiandien įveikė fantastišką žygį.
5 ryto. Mes su Santa ruošiamės Pico de Areiro. ir žygiuosim į aukščiausią kalną Madeiros. Jo, aš tai net nesiprausęs, o tik dantis išsivaliau. Žygeiviai, Kokie įspūdžiai? prisirengė, bet jau pila prakaitas, per daug prisirengė. Saulutė tuoj pakils, o mes ką, žygeiviai, eisim apie 10, apie 8 kilus, 4 valandas viršūnėn. Stiprinamės, laukia žygis. Visa diena iki pat 4 turiu laiko. Auditskaitė. Žiūrėkit, padebesiais kokiais vaikštot. Wow. Rocky roads, and as my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory. Perdition's gates are broad and wide. On the steps you take to ponder, from the path to not far wander, for the narrow road to glory's worth the price. I broke bread with the wicked, I made my plans with fools, to the gates of destruction. Oho. Jau kurapką pagavus greitai varo. I reached out for his robe, and through his tender mercies now my cup overflows. Narrow is the road to glory. Į turgų atėjom. Nori autentikos, eik nepopuliariais maršrutais. Vienintelis patarimas. Labai didžiuojuosi Santa. Iš tikrųjų, užlipo, užvarė. Be poilsio. Sėdit ant debesų. Debesų. Gliaudau riešutėlius, vadapilės. Koks jausmas sėdėt virš debesų? Šiaip labai faina. Aš pirmą kartą kalnuose. Toks jausmas visai kitoksai. Įlipus į viršūnę. Kas valgo? Kalnuose darau atsispaudimus. Su viena ranka. Auditskaitė žygiuoja, net dūmai rūksta. Šiaip, atvarėm 3 valandom anksčiau. Praeidė nuo vieno taško iki kito ir parveš. Fantastika. Vyksta packingas. Kas čia darosi? O Jėzau. Rinksim daiktus visus, pakuosim. Laikas namo. Turistai traukia namo. Važiuoti namo, nenoriu. Atidavėm mašiną. Verkti nenorėti. Esame oro uoste. Nu ir ką, liks paskutinis žingsnis. Skrydis į Lietuvą. Į Lietuvą, brangiai. Bet mūsų lauks kitos kelionės. Tu blogeri, mano blogeri. Narrow is the road to glory. Perdition's gates are